Ar naujausia visada yra ir geriausia? Na, kai kalbame apie iPhone Pro, atsakymas, patikėkit, gali ir nustebinti. Šiandien mes suremkime 4 Pro kartas. Nuo, sakykim, patikimo veterano iki spindinčio naujoko. Išsiaiškinsime, kuris iš jų yra ne šiaip galingiausias, bet ir protingiausias pirkinys. Štai ir visa dilema. Ar tikrai verta mokėti didžiausią kainą už patį naujausią modelį? O gal protingiau investuoti į kiek senesnį, bet vis dar itin galingą variantą? O gal tikroji vertė slypi kažkur per vidurį? Griebkime faktus už ragų ir išsiaiškinkime kartą ir visiems laikams. Štai jie mūsų šios dienos kovotojai. iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro ir karalius bent jau turėtų būti 17 Pro. Ant popieriaus žinoma, kiekvienas naujesnis modelis turėtų būti geresnis, bet kaip netrukus pamatysime, realybė yra, kur kas įdomesnė. Gerai, nėrime gilyn. Pradėkime nuo to pirmojo įspūdžio, nuo to, ką matome ir jaučiame rankoje. Dizainas ir ekranas, kas čia slėpėsi po blizgančio paviršiume? Ir štai prašau, pirmas netikėtumas. Kol 15 ir 16 Pro didžiuojasi tuo prabangiu, tvirtu matiniu titanu, naujausias 17 Pro žengia žingsnį atgal prie aliuminio. Taip, Apple sako, kad jis geriau išsklaido šilumą, bet rankoje jis jaučiasi netoks prabangus ir, būkime atviri, yra mažiau atsparus įbrėžimams. Tikrai keistas sprendimas, ar ne? O štai dar vienas įdomus faktas. Lengviausias iš visos šitos ketveriukės yra 16 Pro. Skirtumas gal ir nedidelis, bet vis tiek. O kalbant apie atsparumą dulkėms ir vandenynį, čia visi lygus, turi aukščiausią IP68 standartą. Ką tai reiškia? Kad atsitiktinis apliejimas ar trumpas panardinimas į vandenį nė vienam iš šių tikrai nebaisus. O dabar ekranai. 16 ir 17 Pro šiek tiek paaugo iki 6,3 colio. Tačiau tikroji naujovė, kuri keičia žaidimo taisyklės, yra 17 Pro modelyje. Ta nauja antirefleksinė danga reiškia, kad pagaliau bus galima patogiai skaityti žinutes ryškioje saulėje, nematant nuolat savo atspindžio. Visi žinome tą jausmą. O šis skaičius, jis tiesiog rėkia pats už save. iPhone 17 Pro pasiekė stulbinantį 3216 nitų ryškumą. Ką tai reiškia praktiškai? Kad net akinančioje saulės šviesoje ekranas bus įskaitomas taip, lyg sėdėtumėte kambaryje. Čia 17 Pro yra tiesiog kitoje lygoje. Jokių klausimų. Gerai, metas pakalbėti apie tai, kas daugeliai ko gero yra svarbiausia – kameras. Ar daugiau megapikselių ir naujesnis procesorius automatiškai reiškia geresnės nuotraukas? Pažiūrėkime, ką sako realūs pavyzdžiai, o ne marketingo šūkiai. Taigi, pagrindinė kamera visur tie patys 48 megapikseliai, bet velnias, kaip sakoma, slypi detalėse, tiksliau programinėje įrangoje. 17 Pro nuotraukos bus ryškesnės, labiau paruoštos socialiniams tinklams, bet tikrasis nuokautas įvyksta perėjus prie itin plataus kampo. Čia 17 ir 16 Pro su savo 48 megapikselių jutikliais tiesiog sutriuškina senesnius modelius detalumu. Skirtumas akivaizdus. O dabar apie priartinimą. Ir čia logika panašu tiesiog išeina pasivaikščioti. Galingiausia net 5 kartų optinį priartinimą turi 16 Pro. Taip, ne naujausias modelis. Naujesnis 17 Pro kažkodėl apsiriboja 4 kartais. Ir net skaitmeninių būdų priartinus vaizdą 16 Pro išlieka detalumo karaliumi. Tai vienas keisčiausių Apple sprendimų šioje dvikovoje. Ir mislės tęsiasi. Portreto režime tikimasi, kad naujausias modelis bus tobulas, ar ne? Pasirodo, kad ne. Būtent 17 Pro sugeba tiksliausiai atskirti objektą nuo fono, 17 Pro čia jam tiesiog nusileidžia. Tai sunkiai paaiškinama ir tikrai verčia kelti klausimus apie programinės įrangos tobulinimą. Jeigu vaizdo įrašai yra jūsų sritis, pasirinkimas taiga tampa daug aiškesnis. 17 ir 16 Pro leidžia kurti tiesiog įspūdingai sulėtintus 4K vaizdus, o 16 Pro dar prideda ProRes RAW formatą. Tai tarsi skaitmeninis negatyvas, suteikiantis absoliučią laisvę redaguojant spalvas ir detalės. Senesniems modeliams apie tai belieka tik pasvajoti. Galingos kameros reikalauja galingo procesoriaus. Pažiūrėkime, kas slypi šių telefonų viduje ir kaip ta galia pasireiškia realiuose sunkiuose testuose, o ne kasdienėse užduotyse. Žvilgtelėkime į variklius. Popiorėje viskas atrodo labai nuspėjamai. Kiekviena karta gauna galingesnį lustą, daugiau RAM. Bet ar daugiau galios visada reiškia geresnį našumą? Netrukus pamatysime. Beje, nepamirškime ir jungties.
Čia 14 Pro yra paskutinis mohikanas su senuoju Lightningu, kai visi kiti jau džiaugiasi universaliuoju USB-C. Bet, kaip žinia, realybė mėgsta iškrėsti pokštą. Įjungus sudėtingą daug resursų reikalaujančią žaidimą, nugalėtoju tampa nespindintis 17 Pro, o iPhone 15 Pro. Neįtikėtina tiesa, bet būtent jis išlaikė stabiliausią kadrų dažnį, aplenkdamas abu savo galingesnius įpėdinius. Tačiau ši pergalė turi savo kainą – karštį. Ir tai neperkeltinė prasme. Testo metu 15 Pro įkaito iki 52 laipsnių Celsijaus, tapdamas karščiausiu telefonu iš visos grupės. Tai aiškus kompromisas tarp grynos galios ir gebėjimo tą galią suvaldyti. Gerai, metas paskutiniam lemiamam raundui. Dabar sudedame viską ant svarstyklių. Baterijos ištvermę, įkrovimo greitį ir svarbiausia – kainą. Kuris modelis taps tikroju čempionu, kai viską susumuosime? Ištvermės teste lyderis yra vienas ir labai aiškus – 17 Pro. Jis ne tik ilgiausiai atlaiko dienos iššūkius, bet ir greičiausiai atgauna jėgas, pasikraudamas daugiau nei 20 minučių greičiau už savo konkurentus. Ir tai yra tas privalumas, kurį pajusite ne testuose, o kiekvieną mielą dieną. O dabar skaičius, kuris viską apverčia aukštyn kojomis. $599. Būtent toks kainų skirtumas skiria naudotą, bet puikios būklės 14 Pro ir naujo telaitė 17 Pro. Tai milžiniškas skirtumas, kuris verčia labai gerai pagalvoti. Ir štai, po visų testų ir palyginimų, turime verdiktą. Sudėjus visus pliusus ir minusus, nebejotinas čempionas kainos ir kokybės santykyje yra iPhone 16 Pro. Jis turi prabangų titaninį korpusą, galingiausią priartimėjimą ir puikias vaizdo galimybės. Jis siūlo 90% naujausio modelio funkcijų už gerokai protingesnę kainą. Tai aukso vidurys. Taigi, 16 Pro yra šiandienos čempionas. Bet tai kelia vieną didelį klausimą ateičiai. Kokių realių apčiuopiamų patobulinimų turės pasiūlyti iPhone'ai 18 ar 19, kad jų vis didėjanti kaina atrodytų pagrįsta? Apie tai, manau, tikrai verta pamastyti.